Ką tu ten darai? Ir gerai, viso gero. Degustacija. Atėjo mano momentas eit, aš peršyk. Aš toksai, tai... Dabar varysim į kadu, skirtingi komikai ir Ignas davė patarimą. Jūs irgi esate tokia graži porelė. Taigi, sveiki, dieve mano, kaip senai buvo darytas open mic'o video. Kokia situacija? Buvau daręs porą open mic'ų, bet jie buvo pakankamai maži. Ir aš norėjau būtent turėti tą tokį momentą, kur aš tiesiog galiu be kameros nueiti ir pasipraktikuoti ir pašnekėti. Ir tai buvo 1-2 open mic'ai, kadangi dėl universiteto darbo ir visų nesąmonių daug labai nieko nevyko. Tai conclusionas yra dabar, kad vyks open mic'as šiandien ir tipiškai mano pasiruošimas yra tai dabar aš turiu eiti pasidėlioti tai, ką vėl esu susirašęs ir parepetuoti, eiti pašnekėti. Planas toksai, kad sudėlioti būtent bairius, kadangi aš neturiu labai daug naujų, tai senus šiek tiek kažką įtraukti, gal pakeisti ir porą naujų. Tai pasižiūrėsim, kaip jie išeis. Esu pats pirmas. Obviously, kur mane dar įdėt. Tai dabar einu parepetuot ir, ką žinau, žiūrėsim, kas toliau. Nu, repetuot, ne, dieve mano. Susirašyti, dar turi būti struktūra, dieve mano. Tai gerai, einu pirmą pasirašyti. Susirašiau esmę, ką aš norėjau. Ką noriu padaryti, praeiti pro kiekvieną bairį, pasakyti individualiai po porą kartų, kur atrasiu tą geresnę struktūrą, nes būna, kad aš tiesiog netgi būdamas čia namuose pasimetu. Prarepetuosiu kiekvieną dalį ir pažiūrėsiu, kiek laiko turėsiu, tipo kiek išnaudosiu. Nes pirmas bairis susidėjo 1:30. Tai žiūrėsim, kaip išeis, nes dabar tai kai kurie bus tikrai nesutalpinami, kai kurie galbūt ir pažiūrėsiu, kas iš to išeina. Vis dar bandau bandyti kažką iš, tų istorijos pavidalo, kur tenais yra būtent sudėti, segmentuoti bairiai. Tai, pažiūrėsim. Tai dabar tiesiog einu prarepetuoti kiekvieną dalį. Jo, papa. Degustacija. Tokia 3 dienų. Ką tu ten darai? Ir gerai, viso gero. Bandžiau paskambinti Ignui. Turiu dar visą valandą, daug laiko, tingiu. Labai nesinori repetuoti, gal šiandien tiesiog tokią dieną. Tai pravarysiu porą kartų ir let's call it a day. Gadien. Labas vakaras! Sunkiai man su santykiais, buvo momentas, kur buvau autobuse, sėdėjau, važiavau namo ir priekyje mačiau, kad buvo kažkokia graži mergina iš nugaros. Ir blemba, reikia užkalbinti, bet kažkaip bijojau. Ir atėjo momentas, kai jau man reikėjo išlipti, aš neturėjau drąsos, bet žiūriu, jinai išlipa tuo pačiu metu. Ir jai atsistojus, aš ateinu dar neatsisukus, jai sakau, blemba, gražiai atrodai, gal galiu tavo numerį. Jinai atsisuka ir aš pamatau jos veidą. Nosis į kairę. Eik tu nahu. Ir aš dabar turėjau būti tas žmogus, kuris atėjo toksai, taip, čia aš, labas, norėjau tavo numerį. Ir, sako, duosiu tau šansą. Mes išlipam iš autobuso ir jinai man ateina, sako, žiūrėk, tave reikia kažkiek pažinti, aš su bet kokiais bišais nebendrauju, aš toks daug opcijų turiu. Ir sako, tai po ką aš darau, aš ateinu paklausiu, sakau, tai ką studijuoji, sako, finansus. Ir aš nežinau, kokia mano buka galva buvo paklausinėti po to. Tai finansai, tai kaip deklaruoji mokesčius savo, kaip tu gyventojų pajamų mokestis, susipažinus, sako, aš su finansais nežaidžiu, aš toks, tai jau kaip antros pensijos pakopa, dalyvauji, ne? Ir jinai išeidinėja net prie savo autobuso kito ir aš toksai, tai duosi numerį, sako, tai aš tu atsiųsiu jį. Ir aš toksai, ką tu atsiųsi, man numerio neturi. Jo, tai taip sudėtinga su Akropoliu irgi. Akropoliu buvau su draugu nuvaręs pavalgyti ir draugas man sako, žiūrėk, davai aš tau duosiu 10 eurų, jeigu gausi merginos numerį. Ir aš toks, davai, skelk, ne? Ir sako, pick up line turi pasakyti tokį jai. Ar tu kiaušinis, nes aš tavo trinys.
Važiuojam, gerai, aš pasitikiu savim neišgeręs, pamatau merginą jau iš tolo, važiuojam, prieinu ir bandau įsiminti apie kaplainą. Gerai, kiaušinius. Labas, mėgsti kiaušinius? Jis ateina, taip pasižiūri mane tokiu keistu veidu, nueina pas savo vaikiną. Ir aš jau įsivaizduoju, ką jinai sako, taip, ko jis iš tavęs norėjo, sako, ar aš mėgstu kiaušinius? Reikia mašinos, registruojasi regitrą būtent, kad gauti datas. Ir kai registruojasi kiekvieną skirtingą miestą, tau reikia atlikti testą, ar tu žmogus. Visi esate atlikę, jo, ten ar tu žmogus testą, paplaukit. Ja, nahui man plot. Žodžiu, ir tokia keista situacija, aš ateinu, tipo, atlikinėjau tiek daug tų testų, kur ateina buvo parašyta, suras, kur yra kaminas. O aš perskaičiau, suras, kur yra tavo kaimynas. Ir tipo, aš žiūriu tas nuotraukas, galvoju, iš kur čia kolaboracija su ChatGPT, iš kur tu turi žinot, kur mano kaimynas. Ateinu, paspaudžiu tęsti. Sako, ne, kaimynas kažkur yra. Įsižiūriu į vieną nuotrauką ir aš žiūriu, taip, pizė, negi čia Eugenijus iš 3 aukšto. Pizda nusirito. Esat kažkas dalyvavę plote anksčiau, ja? Paplokit. Na. Aš anksčiau plotą maišydavau su plovu. Tai aš galvodavau, kad visa kebra susirinkdavo gaminti paplovą ir mane palikdavo vieną. Na, žodžiu, gerai, dėkui visiems. Labai arti, kodėl aš negaliu išzoominti. Tu gali, tik labai lėtai zoomina. Va, matai. Žiūrėkit, kokia kepurė. Kaip atrodo kepurė? Nu, davai, žiūrėk čia. Modelis. Aš jau kai paflešino atėjo mano momentas eit, aš peršykau, nes aš pasižiūrėjau, mano pirmas bairis, aš pasirašiau autobusas, ne? Nu. Ir tipo, aš žinau, ką tai reiškia, ir tada man smegenys atsijungė ir aš pamiršau, kas tas autobusas. Ir aš pradėjau stresuot, nes aš jaučiu, kad aš turiu 3 sekundžių ir aš bandžiau prisiminti, kas su to autobusu vyksta. Ir tipo, aš peršykau, tada prisiminiau. Ir tada atsipalaidavau, nes aš šių pradėjau raudonuoti ir stresuoti ne dėl to, kad kaip aš pasirodysiu, bet dėl to, kad aš pamiršau. Ne, bet jis netrodė raudonai. Tai gerai, bet stresavau ne dėl to, kad blogai pasirodysiu, bet kad pamiršiu pirmą. Visai nes. Čia šiaip labai šalta, aš nežinau, kodėl čia taip šalta. Nu tai, nes aš gal šalta. Ne, aš... Ledas. Pagaliau vlogas po tiek ne open mic. Jūs taip ilgai laukėt šito vlogo ir pagaliau ateina. Mes davai sumušam 15 000 laikų, 3 000 subscriberių ir 5 milijonus jūsų. Reikia stato kebabo giveaway. Jeigu bus tokia sesija, aš statau kebabo giveaway ir vieną kebabą atiduodu jums, mėly žiūrovai. Žodžiu, tai va, ką žinau, kokios įžvalgos, Igno? Visai geri bairiai, man patiko, pasijuokiau. Tokie visai drąsiai ant scenos jau, tiesiog atrodo visai gerai. Gerai įėjo, paparė. Ten biški vidury, biški susilpnėjo, pradžiai buvo gerai, pabaigoje buvo gerai vidury. Susilpnėjo kas to? Nu, tipo, nelabai buvo jokinga. Tipo, turiuomenį, bet ne akcent tiesiog Jo, bairis. tipo, tiesiog jo. Nu, arba, bairis. Bet visai šiaip tais. Buvo girdėjai ant paskutinio bairio žmonės žengia ar net? Aš neatsimenu. Aš neatsimenu. Plotas plovas. Biški, bet labai. Bet kuinė. Taip pat pradėjau vaikščioti į mini open mic'us. Ten yra kažkur apie 5, 10, 15 žmonių pakankamai būtent patestuoti mažus bairius, kur tu įgauni praktikos ir pasižiūri, ar yra potencialo šitam bairiui ir jį vystyti. Tai čia yra pora ištraukų, kur aš bandžiau. Ir tenais yra eilai ir šalia toks mažas vaikas. Dabar mokiai sesutė gal pasiima, tarkim, ne, sako, ne, žodžiu, įeina į vidų ir taip kaip į butą, žinot, pradins įneša šitą taip. Praeina. Vamai, žinai, kodėl mokesčiai kyla? Paaiškink. Atvažiavo autobusas, pradėjo bėgti, autobusas kaip dėl numerio. Sako, tai aš tu atskusiu. Dabar aš nesu technologijų ekspertas, bet kaip man atskusiu. Ir po šito mini open mic'o aš galėjau nueiti iš karto į K2. Tai aš buvau toksai daugiau įsivažiavęs ir pasiruošęs, patobulinęs tam tikrus bairius. Tai kaip aš anksčiau jausdavosi, kad aš galėjau kažką patobulinti, kažką pagerinti. Dabar buvo ta proga ir aš galėjau pasirodyti daug geriau, nes aš jau užlipau tą pačią dieną ant scenos, tai aš jaučiausi geriau, man nebuvo taip keista. Pasirodėm mini open mic'e, kur aš pasipraktikavau tiesiog visą savo situaciją, kaip tenais ką papasakot ant K2. Dabar varysim į K2, skirtingi komikai ir Ignas davė patarimą. Tokios mini praktikos, mini open mic'ai, testuotis, kad varyti didesnį open mic'ą. Tai va, žodžiu, keliaujam dabar ten ir pasižiūrėsim, kaip išėjęs. Labas vakaras! Noriu pašnekėti apie santykius, šiek tiek įdomus irgi esate tokia graži porelė.
koks svarbiausias dalykas santykiuose iš savo patirties? Empatija. Ne komunikacija tiesiog? Ne. Ai, su vienu pirštu, ne? Viskas sutvarko, gerai. Šiaip, mano patimi, santykiuose svarbiausia yra komunikacija. Ir vieną kartą mano mergina išeina iš dušo ir sako, žiūrėk, Lukai, aš labai noriu naujo Dysono. Ir mes turėjom tokį language barrier, ne? Aš nelabai supratau, kad tai reiškia, aš jį nupirkau brangų naują siurblį. Ir nepatiko jai reakcija. Dėl siurblių įsiskyrėm. Taip aš nesupratau, kodėl jį nepatenkita, nes jį vis tiek įsivežė į kartu. Gerai. Tai žodžiu, tapau vienišas, buvo sudėtinga ir pradėjau galvoti, kad reikia susirasti kažkur kitą moterį ir pamačiau autobusų stotelį, tokią gražią merginą. Ir aš taip prieinu prie jos, ko labas, gražiai atrodai, gal gali numerį, ten sakė, aš nedalinu numerių, bet galim pabandyti pabendrauti. Ir jinai pasidalino, kas tuoja finansus. Ir aš toksai, o ką manai apie kriptovaliutas? Ar man eiti į antrą pensijos pakopą? Kodėl nuomos kainos kyla? Mokesčiai. Kažkaip įsprogusios akis pas ją buvo. Aš galvoju, ekspertė pasidalins, nieko nepasakė, atvažiavo autobusas, pradėjo lipti, sakau, tai kaip dėl numerio, sako, tai aš jų atsiųsiu tau. Ir vienas mano kitas draugas suprato, kad irgi man fignia su moterim, sako, žiūrėk, Lukai, davai, buvom Akropolė, sako, davai, pabandom, aš tau duosiu 10 eurų, pasakai pick-up line ir gausi, jeigu merginos numerį, tu duosi pinigus. Aš toksai, ką galima prarasti. Sako, pasakyk merginai, ar tu kiaušinis, nes aš tavo trinys. Supratau, Mr. Beasto challenge'as, kažką čia bandysim. Ateinu, pamatau merginą, prieinu prie jos, jinai bėga nuo manęs, žodžiu, dasiviju, sakau, labas, šitą, mėgsi kiaušinius mano? Jinai nuėjo pas savo vaikiną, papasako, jisai paklausė, ar man patinka jo kiaušiniai. Tas vaikinas atsisuko į mane, aš žiūriu, toks visas laimingas, man pizda, danties nebus, zaibys. Ir prieina prie manęs, ar tu mano merginai pasakei, ar jai patinka tavo kiaušiniai? Sakau, atsiprašau, įvyko didelis nesusipratimas. Aš turiu omeny, ar jinai kiaušinis, nes aš jo trinys. Dar viena nesąmonė, buvau padirbėjęs porą kartų šiek tiek statybose. Ir statybose yra milžiniška netvarka, tenais pilna daug yra visokių nesąmonių. Ir žiauriai norėjau myšt, buvo vienas kibirėlis ir primyžau kibirėlį, ten, ne cementas, nėra skirtumo. Ir aš primyžau, ten buvo paprastas vanduo. Ir po to atėjo draugas. Ir draugas nusiplovė rankas tam bliūdė. Tai sako, tipo, kažkas negerai, sakau, jau nieko nepakeisi, žinok, susitaikyk. Tai gerai, ačiū visiems. Stresavai, čia, tipo, gal visą sekundį. Vadimina aš stresavau. Aš, tipo, tas, taip, labai judinai, kad, tipo, tu negalėjai išlėti, aš jaučiu, kad buvo streso. Ai, man tiesiog patiko judinti. Tai mano, bet tas, kad tu, tipo, kad nekreiti visą dėmesį į tą kalbėjimą, tu tau patinka judėjimą darai. Tai mato, čia yra tas biškė, kad nėra full. Tai tipo, man lėčiau reikėjo judinti? Nėra skirtumo šitas. Nes tavo interpretacija. Aš tiesiog pažįstu tave ir aš žinau, kad tu ant scenos nebuvai, kad čia, kaip jis atsako, kad, tipo, atrodė, va, tas svarbiausia, atrodė. Gerai, atrodžiau stresu. Gerai, neatrodžiau. Ai, kol tu čia filmuoji, o gerai, Sakiau. Tai va, čia aš manau, tu toks ir yra, kad, tipo, tu gerai atrodė ant scenos, aš pažįstu Luką, bet, tipo, visai gerai. Tai, tipo, šiaip realiai labai padėjo, kad aš prieš tai nuvariau ir tada po to antrą kartą tu jau jauti... Čia gal nori šviesos, aš tą šviesą galiu padaryti. Tai kad plus minus. Tau reikėtų, kad žinai, ant kameros yra kažkokie šviesuvai ir tą, nes, tipo, čia žymiai geresnė kokybė. Žodžiu, tai tiesiog quick recapas be šviesos, kad kai nueini pirmą open mic'ą, kai varai iš karto į antrą, tipo, tu tą pačią dieną tau žymiai lengviau ir žymiai laisviau, nes tu, tipo... pereini, tiesiog, tipo, tu praeini tą, tu žinai, ką tau geriau padaryti ir tada laisviau šneki. Nes būna to streso vien lipant, kad iš streso tiesiog blogai pašneki. Tai sakyčiau, Ignas sakė solid 7. Jo. Tai dar ne pats geriausias. Šiaip dar labai padeda, kad ir Ignas, ir kiti ten komikai būna pakoreguoja, pasako, kad ką galima patobulinti ir tada tu pakeiti. Ir iš to irgi tobulėja tas visas... kaip čia, medžiaga visa. Jo, aš, pavyzdžiui, paskui viską išmesi, viską šūdas į gerą. Ne, nes, tipo, tą patį ką pasakau, bet, tipo, Ignas kai kur pakoregavo, tikrai irgi padėjo, tai va, tiesiog žais su tuo. Tai va, plaukiai situacija. Kažkokie dar komentarai? Na, visai neblogas vakaras kaip komedijai. Yeah. 2 legendos šiandien užaugo. Yeah.
Ignas ir Ignas 2. Aš laukiu to posterio, kur mes, tipo, turėsim ten atsirėmę. Atsirėmė. Jo, tipo, tiesiog kažkaip. Jo, nu ten. Bet čia laukiu. Jo, bus. Kažkada. Kažkada. Visą šou